Wolfas Engelman. Visa galva aukščiau. Čia toks akibrokštas. Klubas turėjo idealias sąlygas. Su tokiais lėktuvais verslo klasės skraido keli klubai, vienas iš jų Paris Saint-Germain ir karts nuo karto ima Barcelona. Daugiau nieks neskraido tokiais lėktuvais. Pasakiau krepšininkam, kad jūs negalite iš mane šaipytis. Jonas Valančiūnas buvo vienas iš tų žmonių, kurie irgi investavo, prisidėjo prie Wolves komandos. Kaip su Jono investicija, Gediminai? Kaip ir su visų investicijų. Aš asmeniškai dėjau apie 4 milijonus kasmet ir dar milijoną sudėdavo subjektai ir žmonės susiję. Ir tinkamai susiklošius aplinkybėm, aš neatmetu galimybės, kad aš vienokią ar kitokią formą grįšiu į krepšinį. Sveiki, eteryje laida Nematoma pusė ir kiekvieną kartą stengiamės jūs pradžiuginti išskirtiniais pokalbiais ir tikrai nuoširdžiai labai džiaugiuosi, kad pavyko mums užimti Gedimino Žiemelio šiek tiek laiko ir pakalbėti apie Wolves komandą. Gaila, jinai tarsi ir neegzistuoja, bet gal vis dar yra kažkokių tai vilčių. Apie visą tai mes turim galimybę pasišnekėti tiesiogiai su Gediminu. Gediminas Dubajuje, tai pirmą kartą mano pokalbių istorijoje toks teletiltas. Sveiki, Gediminai. Sveiki. Tai žinau, kad laikas iš tikrųjų brangus ir pinigai. Iš karto startuoju su klausimais. Pirmas, kiek sunkus buvo sprendimas nutraukti klubo gyvavimą? Na žinot, aš ne vieną startupą esu paleidęs per savo gyvenimą, tai suskaičiuoju daugiau negu 100. Ir paprastai į kiekvieną startupą žiūri kaip į normalų verslo procesą, verslo projektą. Ir jeigu sudedamosios tau rodo trumpam ar ilgam laikotarpį, ar vidutiniam laikotarpį neperspektyvą, reikia priimti sprendimus ir kokie jie bebūtų. Bet greitas sprendimas yra geriau negu ilgas sprendimas. Tai kai viską įvertinot, sudėjote, ką pamatėte, kokį atsakymą pamatėte, nes aš atsimenu mūsų pirmą pokalbį ir iš tikrųjų jisai labai man įstrigo ir iki šioliai. Planai buvo tikrai ir norai buvo dideli, bet kaip suprantu, nepavyko pasiekti to rezultato. Tai ką matėte? Matėte negrįžtančias investicijas, nes kaip suprantu, sudėjote tai apie 15 milijonų eurų per tuos 3 metus. Gal net ir daugiau, jeigu skaičiuot, kad ir treniruočių arena buvo tam statoma ir daugiau dalykų buvo kuriama. Ne, jeigu suskaičiuot viską, tai turbūt arena, mažoji, didžioji investicija į klubą, tai bendroji sumoji tai gausis gal net ir virš 60 milijonų eurų, bet infrastruktūra liko, jinai niekur nedingo, jinai turbūt tarnaus toliau plačiai visuomeniai ir krepšinio bendruomeniai. Tai nėra negrįžtama investicija, bet klubas greičiausiai nėra negrįžtama investicija. Bet, žinot, aš norėčiau vieną svarbią detalę pasakyti. Ir galbūt apkalbinėjimą, kad po Žiemelį buvo planai ambicingi ir jie neturėjo pagrindo po savim. Tai yra tokia verslo logika, kai pradedi daryti startupą, jeigu tu pradėsi kalbėti konservatyviai, iškart pasakysi, kad tau nepasiseks, arba sakysi, kad tai yra beveik neįmanoma, tai negalima tokio verslo pradėti daryti. Nes po to dalyvauja žmonės, kolektyvas, visa ekosistema, kuri supa tą verslo projektą. Tai aš nuo pat pradžių žinojau, kad krepšinis neuždirba pinigų ir aš tą esu pasakęs. Bet, norint turėti motivaciją kažką daryti, reikia susigalvoti agresyvų, kartais net, utopinį verslo planą. Ir tai jisai bus kelrodė, ką tu darysi su to verslo projektu. Ir mano pasakymai, kad eksportuosim krepšinį, pabandysim tą padaryti, aną. Daug, aišku, sulaukė komentarų, iškart neigiamos nuomonės, bet pasikartosiu, jeigu pažiūrėtumėm kiekvieną pasaulio startupą, o čia buvo verslo projektas,
Tai niekasgi nesako nuo pat pradžių, kad ai mes neuždirbsim, ai mes pasmerkti bankrotui, ai pas mus nesigaus. Nes tada automatiškai tu esi jau toj stadijoje, kada nereikia pradėti to projekto. Tai aš vedinas bendra verslo logika, evoliucionavo tas verslo planas iš tikrųjų per keletą metų, bet jis atsirado toks, kuriame teoriškai galima sugalvoti, kad atsiras pajamų eilutė ir tas projektas nebus nuostolingas. Tai aišku, tai buvo super sudėtingas projektas įvertinant tai, kad Europoje krepšinio konjunktūra, ir aš apie tai daug kartų kalbėjau įvairiuose laidose, jinai yra tokia, kad šiandien mes gyvenam revoliucinėme etape. Jeigu, sakykime, yra dvi rinkos pasaulyje panašios - Jungtinės Amerikos valstijos kartu su Kanada ir Europa. Ir pagal gyventojų skaičių ir pagal pajamas per gyventoją panašios. Tai tam už Atlanto regione visi sporto klubai dirba pelningai, yra startupinė etapė, pavyzdžiui, Major Soccer League, ne futbolas, sokeris, jeigu amerikietiškai. Tai jis vis tiek turi planą, kaip jis taps pelningas. Europoje, apart futbolo, visos sporto šakos neuždirba. Verslo prasme, aš galvoju, kad mes padarėm tikrai nemažai gerų sprendimų ir net kai kurios kopijuoja ir su bettingo kompanija mes nepadarėm sutartį už ten 100 000 eurų. Mes padarėm bendrą veiklą ir su brandais, kurie prekiavėsi arenoj. Mes nesirašėm marketinginių starčių, mes sukūrėm white label ir uždėjom savo brandus. Ir taip toliau, ir taip toliau, ir taip toliau. Aš galvoju, kad nemažai sprendimų sekančiose etapuose pakopijuos. Ir tai yra džiugintis veiksmas dėl to, kad mes įnešėm šiek tiek naujovių tame sektoriuje, kurie labai sunku uždirbti pinigus. Sportas yra toks emocinis dalykas labai. Ar emociškai jums skaudu buvo, tarkim, matyti, kaip, aš suprantu, jeigu mes kalbėsim, žiūrint tik tai, kaip komanda uždirba, neuždirba, tai vienoks požiūris, bet į komandos rezultatus, kai matėte juos, stebėjote, ar emocingai išgyvenote, tai lietė jūsų vidų, nes tarkim, man atrodo, kad didžia dalimi šitas sprendimas buvo priimtas ir, tiesiog matėte, kad labai daug įdedama, o gražos iš, tarkim, krepšininkų, iš rezultatų nėra, nes, pralaimėjimas Jonavai, taip pasiektas KMT, bet iš esmės tai rezultatų buvo tikimasi visai kitų. Sporte ir ypatingai Europos sporte svarbi sudėdamoji dalis, kuri tiesiogiai koreliuoja su verslu ir potencialiom pajamomis, yra sportiniai rezultatai. Jeigu, sakykime, NBA žaidžia Lebronas ir į varžybą susirenka pažiūrėti Lebrono ir jie, sakykime, nepapuola į finalus, bet vis tiek žiūrovai atneša savo dalį. Tai ten, sakykime, NBA galbūt mažiau reikia sportinių rezultatų. Kitose sporto šakose reikia rezultatų ir NFL ten tikrai sport result driven. Tai Wolves atveju aš galvoju, kad nepriklausomai kokius neblogus pradmenis mes padėjome verslo dalyje supantį Wolves, krepšinio rezultatai buvo nepatenkinami, lengvai tariant. Ir jeigu, sakykime, toje konkurencinėje kovoje, kur mes atsidūrėm ir suvienijom ir Ryto fanus, ir pakėlėm LKL sportinį lygį, sportiniai rezultatai, mano giliu įsitikinimu, būtų sustatę daug taškų, pastatę daug taškų į savo vietas ir mes tikrai užsitarnautumėm autoritetą žiūrovų tarpe, visų pirma žiūrovų tarpe. Bet įvyko kaip įvyko. Mano sprendimas, aišku, susijęs su sportiniais rezultatais, dėl to, kad tu darai verslą, kuris yra labai sunkus. Sakykime, šiandien galima įkurti AI dirbtinio intelekto kompaniją per porą metų ir ją parduoti ten kart 50 pajamos. Ir procesas yra labai panašus ir investicijų reikia galbūt panašiai. Ir tu gali uždirbti labai didelius pinigus, nes dabar yra didžiosios korporacijos perka ateitį, supirkinėdami tas kompanijas, kurių 90% galbūt nekomercializuos savo sprendimų, bet jie nori dalyvauti toje revoliucijoje, kurį daro dirbtinis intelektas. Tai va, Wolves atveju verslas labai sunkus. Jis labai ilgai statomas, bet nėra sportinių pergalių. Ir sportinės pergalės tiesiogiai įtakoja
verslo perspektyvą aplink Vulfsus ir ją nukelia, nu nežinau, dešimtmečius. Ir mes negalėjom atsakyti į tą heitą pergalėm, o toj vietoje aš atrodžiau turbūt kaip ir per daug prisižadėjęs, o kitaip aš negalėjau parduoti to projekto ir sakyti, ai tai bus nuostolis, ai tai bus nesėkmė, nes tada nebūtų aplink komandą būrėsi ir verslininkai, ir jauni verslininkai, ir jie nebūtų patikėję to projektu, jie tikėjo. Ir aš iš tikrųjų prisiemu atsakomybę, kad nepavyko Vulfsam, visų pirma nepavyko sportinė dalis, nenoriu aiškintis, kas ten galėjo būti kitaip, kas kaltas, puslapis uždarytas ir jo emocija mano bloga ir jinai yra tokia, bet pasikartosiu. Vulfsų klubo, nu sakykime, užšaldymas, jis nesusijęs, kad jie pralošė. Ir aš gavau blogą emociją. Nu, negali priimti sprendimo, kai tu esi piktas, ar nebegali priimti sprendimo, kai tu esi geros nuotaikos. Tu turi priimti sprendimą, kai tu esi, nu, atribotas nuo šautinių veiksmų, taip versle bent jau darom ir aš taip darau. Bet tai buvo versliškas sprendimas. Sportiniai rezultatai vedė link to, kad mūsų verslo dalis negali užauginti savo pajamų ir kompensuoti tų sąnaudų ir nuostolių, kurias mes dėjome Vulfsus. Aš mačiau ir jūsų socialiniuose tinkluose aktyviai irgi dalinotės įvairiausiamis žinutėmis susijusiomis ir su klubu, ir buvo Donatas Zavackas atvykęs į Dubajų pas jūs, ir broliai. Ir kaip suprantu, čia buvo irgi tokia nemenka jūsų investicija, kuri, na dabar, vertinant rezultatus, galima sakyti, kad nepasiteisino. Jūs sakote, aš prisiemu atsakomybę, o ar dar buvo kas nors klube, kas pasakytų, taip, nepavyko, nes šiaip iš bendrojo gali susidaryti įspūdį, kad na, visi tarsi buvo nekalti, galbūt buvo paminėti Lietuvos krepšininkai, lietuviai, kad nesiema, nerodo to charakterio, bet šiaip be jūsų dar kažkas prisiėmė atsakomybę, kaip tarkim žmonės, kurie komplektavo komandą. Nu, jūs girdėjot mano viešą atsakomybės prisiėmimą. Tai aš daugiau negirdėjau kitų žmonių, kurie prisiėmė. Tai, o kas yra už eterio, tai čia žinot, daug tų pokalbių yra. Bet jeigu dar papildant apie tos vizitus, iš tikrųjų, nu, aš iškėliau tokią idėją, kad, okei, legionieriai nepavažiuoja ir neduoda rezultatų ypatingai LKL, baigėsi Eurocupas ir baigėsi jų motyvacija vienaip ar kitaip. Nu, dar ir dėl to, kad klubas naujas, nėra fanų spaudimo, nėra ekosistemos spaudimo, tai kitaip tariant, neturi spaudimo per kontrakto, kuriame parašyta, kad tu tik žaidi ir gauni atlyginimą. Nu, jeigu techninę gauni ar dar kažką gauni, ten kažkokią tai baudą arba drausmės nusižengimai. Bet iš tikrųjų tai viena iš idėjų buvo, kad okei, nevažiuoja, pabandom padaryti maksimaliai lietuvišką komandą. Ir nu, mano pasiūlymas buvo ir broliam, ir supantiem žmonėm, ir tam pačiam Rimui, kad mes surenkam 10 lietuvių, nu ir 2 kokius užsieniečius papildomai pasirašom. Bet kai suvedi tą sąrašą tų lietuvių, tai mes praktiškai negalėjom daugiau 6-7 surinkti tie, kurie temptų lygį. Nu ir automatiškai tada vėl būtų tas pats ir aš nebetikėjau, kad rezultatai su tokiu standartu, kokiu mes ėjom 3 metus, jisai bus kitoks. Visą laiką galvoje, na kažkaip tai kirbėjo ta mintis, na pakvieskit, na kažkaip sutarkit su juo, kalbu apie trenerį Kazį Maksvytį, atskleiskit, ar buvo tokių pokalbių, ar norėjote tokį matyti, nes tarkim, man atrodo, kad šis žmogus savo kelia labai didžiulius reikalavimus, jisai turi ir fanų, kurie seka, myli jį ir tai visom prasmėm būtų sėkmingas projektas, bet jis nebuvo pasirinktas, nežinau, visiškai nežinau tų užkulisių, tai yra proga jūsų paklausti ir klausiu. Net Kazys Maksvytis, jo buvo diskusijos su juo, bet vėl susiveda tai, kad mums reikia žaisti Europoje, Eurocupe, tai yra papildomos sąnaudos, tada yra lietuvių pasirinkimo klausimas. Ir lietuvių yra labai ribotas pasirinkimas, o šiaip tai aš buvau už Kurtinaitį
Aš sakau, kad jis turi grįžti ir Tomui Pačėsui pasakiau, jie ten bendrauja ir perdavė Rimui ir su Rimo agentu Obradu kalbėjom. Tai mano prioritetas buvo Kurtinaitis, su kuriuo mes nesusipykome, mes išlaikom, sakykime, būna emocija, bet mes išlaikom draugiškus, dalykiškus santykius, rinktinės treneris, bet pasikartosiu, tai yra visuma. Reikia žaisti Eurocupę, kurią mes nebenorėjom žaisti, reikia turėti iki 10 lietuvių, jų nėra, agentai siūlo eiti komandą, kuri žaidžia Eurocupę ir vėl būtų tas pats. Mes pasiskaičiavom, kad mes surinksime 6-7 lietuvius pajėgius ir tai bus vėl tas pats, mums vėl reikės imti legionierius. Nu, žinot, ta situacija su legionieriais, kai baigėsi tarptautinis turnyras. O jo labiau planas buvo toks, kad išlaukti, kas bus su NBA Europe ir pretenduoti į čempionų lygą. Kad pretenduoti čempionų lygą reikia nacionaliniam čempionate papulti finalą. Papulti finalą reikia turėti stiprius lietuvius, nes pasikartosiu, su legionieriais mums nesigavo to padaryti. Nežinau, aš turiu to paklausti, o jūs galite ir neatsakyti, bet Jeffrey Tayloras atrodė, turi būti ta investicija didžioji ir finansiškai, kuri ir parodytų legionieriam, ir parodytų darbo etiką, ir pavyzdį, bet man atrodo, kad jeigu imti tuos čirvų karalius, ar nežinau, ar pikų damas pagal svorį, tai buvo prašauta su šitu žaidėju, kuriam buvo įteiktas didelis irgi kontraktas. Tai ar yra, kaip manot, tiesos šitose žodžiuose, nes ir krepšinio apžvalgininkai irgi į Taylorą bedė pirštu, sakydami, kad netoks turi būti komandos lyderis ir brangiausias žaidėjas. Nu, jis nebuvo lyderis, jeigu taip jau paėmus, jis buvo vienas iš lyderių, bet tuo metu, kai mes pratęsėm kontraktą, jis turėjo geras atkarpas, jis turėjo neblogas pirmas varžybas su Rytu, kai kelis tritaškius įmetė ir vieną paskutiniam sekundėm ir tikrai atrodė solidžiai. Bet žinot, daug kas nekalba viešai. Žaidėjas, kai prasitęsia kontraktą, jis turi garantuotą, būnant tokio amžiaus, neturint jokio socialinio ryšio su šalim, jis prieš nieką neatsako iš principo. Aš, tarkim, net ne Tayloro čia klausimas, čia šiaip legionieriaus klausimas. Važiuokit, bolai pažaidė Lietuvoje, po to Lietuvos prikalbėjo, ne, ten blogai, tas, anas ir kitas. Tai irgi neturėjo socialinio ryšio, jie turėjo savo tikslus, kad vienoje komandoje žaistų du broliai. Tai Taylor atveju mes pratęsėm kontraktą ir nuo to prasidėjo. Tai traumos neaiškios, tai dar kažkas, tai vat ir parodo bendrą požiūrį į darbą. Ateinu į darbą, gaunu atlyginimo, o daugiau širdies neįdedu. Tai čia turbūt ne tik Tayloro klausimas buvo, čia turbūt visko klausimas buvo ir tai turbūt susiveda į jauną organizaciją, kuri neturi išorinio spaudimo, kur fanai akmenim į namų langus nepamėtys, jeigu kažkas. Ir fanai iš tikrųjų duoda spaudimą tiem sportininkam. Pažiūrėkit, kas vyksta su futbolu. Kokioj Turkijoje ar Premier lygoje UK. Tai ten nereikia nieko spausti. Ten fanai atspaus to žaidėjus, jeigu kažkas bus ne taip. Neimaras, pavyzdžiui, ne, ten trauma ir fanų mažai toj šaly, kur jis žaidžia ir gali ten iš baro siūsti selfius į socialinius tinklus ir požiūris, o žaistų kokioj nors Prancūzijai, kuris žaidė, ar kuris ten dar žaidė. Tai ten yra Barcelona, ten visai kitoks spaudimas ir fanai jam neduotų, nepraleistų pro akis tokio įvykio. Ir automatiškai būtų moralinis ir psichologinis spaudimas. Tai va čia turbūt viena iš sudedamųjų vilkų ir visų naujų klubų dalis, kad apart kontrakto, apart susitarimo su žaidėju, kas yra parašyta, nelabai ką jam ir gali daugiau pasakyti. Labai daug buvo įdėta pastangų, klubas ir lėktuvas, ir arena, marketingo komanda. Tikrai daugiau teko bendrauti su Andrium Žiauberiu. Tai visiškai žmogus buvo įsitraukęs ir kūrė dalykus, Vulsai gavo iš Europos taurės įvertinimą. Didžiulis padarytas darbas siekiant fanų. Bet fanų nepavyko užsiauginti tiek, kad būtų jų pakankama ir kad klubas gyvuotų. Klausimas jums, kaip manot,
ar naujam klubui apskritai įmanoma susikurti? Nes man atrodytų, jūsų pavyzdys ir jūsų investicija parodė, kad tai praktiškai yra neįmanoma. Na žinot, mes Vilniuje turim kitą komandą ir ta komanda yra, tiesiai šviesiai kalbant, yra pusiau politinis projektas dabartinės miesto valdžios. Jie turi visokiojopą palaikymą, jie turi daug propagandistų aplinkui, kurie vienaip ar kitaip politinius dalykus jiem daro. Ir tas heitas prieš Vulfsus buvo toks sisteminis. Ir tie fanai turėjo labai gerai pagalvoti, net ir buvo prijaučiančių, ar jie gali tapti fanais. Iš kitos pusės mes mobilizavom Ryto fanus, nes jie įgavo priešą, su kurio gali kovoti. Tai paprastai iš tikrųjų yra normali verslo vadyba, kad reikia sukiršinti El Clasico ir taip toliau. Tik tai skirtumas tas, kad jie turėjo visokeriopą dabartinės Vilniaus valdžios palaikymą. Mes turėjom visokeriopus barjerus ir ignorą. Turėjom heitą sisteminį ir per žiniasklaidą. Ir automatiškai neturėjom pergalių. Net jeigu prie viso to spaudimo mes būtumėm garbingai sužaidę, mes būtumėm papuolę į finalą pernai, arba šiemet papuolę, aš manau, tai būtų didžiulis žingsnis į galimybę užsitarnauti visų pirma tvarkingų, normalių Vilniaus žmonių simpatijas. Bet to neįvyko. Viename iš komentarų socialiniuose tinkluose ir mačiau žiniasklaidoje irgi atsirado, kad pakomentavot paprasto, man atrodo, žmogaus, kad jisai norėtų, kad grąžintų klubą į Alytų, sakot, jokių problemų čia labai greitai. Kokia dabar yra stadija? Tikrai galima įsigyti Vulfs komandą? Kokiame dabar taške yra užšaldytas tas klubas? Ne, mes pasikreipėme į Lietuvos krepšinio lygą, kad jie įsivertintų klausimą, kad mums užšaldytų licenciją 2 metam. Kitaip tariant, tokios praktikos nėra buvę, tai jiems reikia pasižiūrėti, kaip jų korporatyviniai dokumentai skamba. Man Remigijus Milašius sakė, kad jie tarsi su kitais lygos klubais, ar galima tai padaryti. Tai ta licencija tada turės statusą 2 metus užšaldyta, o 3 metais, jeigu nežaidi, jinai naikinama. Jeigu bus priimtas toks sprendimas. Jinai dar iki šiol galioja, nes jinai nenuliuota yra, kol tas sprendimas vyksta. Pati licencija, pats klubas, kadangi jis visą laiką buvo finansuojamas mano ir kitų privačių asmenų subsidijomis ir parama, mes baigiam dabar suvės galus ir pravesim likusią pinigų sumą, jisai turės 0 skolų, visiems bus viskas atsiskaityta. Tai ta licencija, jinai turi vertę, bet jeigu kažkas viešai išreiškia tokią ofertą ir tikrai nori užsiimti ir turi tokį challenge, tai prašau. Mes, jeigu po 2 metų nutarsim, kad reikia keisti savo nuomonę, ar pasikeitė konjunktūra, ar Europos krepšinis pasikeitė, NBA Europe atsiras, tai mes komercinių tikslų galim ateiti ir paprašyti naujos licencijos. Nes LKL-ui, suprantu, yra didžiulis iššūkis komandų. Ir Vilkai buvo pagal biudžetą, ten kaip skaičiuoti, aš manau, 2, 3 klubas Lietuvos krepšinio lygoje. Jeigu atmest Ryto biudžeto dalį, kurie padenginėjo buvusias skolas, tai aš manau, mes buvom numeris 1 pagal biudžetą. Numeris 2 pagal biudžetą, po Žalgiriu. Žinot, teko didelis pats, sakot, spaudimas, aišku, ir mes matėm, ir tas heitas, ir taip toliau. Bet ir jūsų emocija, tarkim, aš bandau irgi pastatyti save į savininko poziciją. Tikrai sunku, pergalių nėra, žaidėjai nemotyvuoti, tikrai turi pakirtinėti, bet kai baigėte, jūs turėjote pajusti ir pamatyti tikrąją komandos svarbą. Ryto treneris Žibėnas po finalo serijos sako komplimentą, kad tikrai labai didžiulė netektis yra Vulfsų, kad nėra lygoje. Visi absoliučiai sako, Remigijus Milašius už galvos susiėmęs, ta prasme,
Mano matymu, ten apie dublerių komandas kalbama, kad tai čia yra, desperacija. Aš sakyčiau taip, gal per stiprus žodis, bet visiškas nežinojimas, ką daryti. Ir čia, aš galvoju, yra tikras jūsų veiklos įvertinimas. Ar taip negalvojat? Nepamatėt, kiek jūs esat reikalingi, kai pradingo komanda? Žinot, kaip sakoma, visus iškilių žmonės dažniausiai vertina po mirties. Kol jie gyvi, jie kritikuojami, nėra tinkamo įvertimo, po to, koks buvo iškilus žmogus, kaip gerai ten buvo. Tai galvoju, čia ta pati analogija galioja. Kartais, tas pats Heitsas, iš Vilniaus Ryto pusės, jiem taigi padėjo visokiojopai mobilizuoti žiūrovus, gauti daugiau pinigų iš savivaldybės 3 metam, vietoj 2,5 milijono, pretenduoti, kad jiem pastatys specialią areną už valstybės pinigus. Visokiojopa nauda, nes atsirado priešas, konkurentas, su kurio reikia kovoti, blogis ir reikia padaryti blogį. Bet aš galvoju, buvo perlenkta lazda kai kuriuose vietose ir aš nepelnytai gavau to heito ir kritikos pakankamai daug darydamas Lietuvos krepšiniui. Bet nėra jokių nuoskaudų, yra tik toks paprastas žmogiškas įvertinimas. Dar noriu paklausti, buvo pasirodę, bet lyg ir atsakėt gal, kad klubas gal yra skolingas. Tokia įdomi situacija gavosi, tarsi dar pagal mano skaičiavimus, kiek aš suprantu tas taisyklės, dar mėnesį turėjo eiti algų, bet klubas tiek visur pralaimėjo, kad nebeliko ir jis niekur nežaidė. Tai ir pasirodė viešoje erdvėje kažkokių tokių pokalbių, kad galbūt yra skolinga, galbūt su žaidėjais ten neatsiskaityta, bet kaip supratau, pats pasakėte, kad nulis bus skolų, nusinulinta viskas. Ne, ten buvo toks, reikėjo sukrėtimo komandą ir su Zavacku pakalbėjom. Tie žaidėjai gandai ateina už nugaros, šnipždasi, kad gerai būtų jau greičiau namo važiuoti. Ir neminėsiu vieno žaidėjo per paskutinės, bet turbūt visi žino, kas čia toks, per paskutinės varžybas su Jonava. Jį pasodina treneris ant suoliuko ir sako, pagaliau bus holidays. Čia legionierius ir tą girdi, čia toks akibrokštas. Ir ten to akibrokštų buvo prieš tai daugiau, nors kaip jūs sakėte, klubas turėjo idealias sąlygas. Su tokiais lėktuvais verslo klasės skraido keli klubai, vienas iš jų Paris Saint-Germain ir karts nuo karto ima Barcelona. Daugiau nieks neskraido tokiais lėktuvais. Čia dabar Middle East ir Saudo Arabijos komandos skraido ir Dubajaus, bet čia buvo išimtinės sąlygos, viskas paduota, gyvena šalia restoranai ir taip toliau. Tai sąlygų prasme tie krepšininkai gyrėsi kitiems savo kolegom ten ir žaidžiantiem kitose Europos klubuose, bet tai grįžo atgal, kad davai hebrai susipakuojam greičiau čimodanus ir važiuojam, nes alga vis tiek kokia yra numatyta kontrakte. Tai aš pasakiau krepšininkam, kad jūs negalite iš mane šaipytis. Ir iš klubo negalite šaipytis. Ir mes užlaikėm ten turbūt savaitę gal išmokėjimus prieš tas varžybas su Jonava, bet jiegi supranta, kad tie pinigai ateis anksčiau ir vėliau ir aš manau, kad gale dienos jie vis tiek viską atgaus ir ta pamokomoji priemonė niekaip nesuveikia. Jonas Valančiūnas buvo vienas iš tų žmonių, kurie irgi investavo, prisidėjo prie Wolves komandos. Jonas nusivylęs galbūt, jūs vis tiek artimesni esate draugai, jūs jį prikvietėt į komandą. Žiauriai geras sprendimas turėti Lietuvos krepšinio ikoną irgi šalia, bet kaip su Jono investicija, Gediminai? Kaip ir su visų investicijom. Tai, neatskleisiu sumų, bet Jono investicija sąlyginai labai maža, bet jis tikrai įdėjo pinigus ir čia buvo toks, sakykime, kai jam buvo 16 metų, jis žaidė pas trenerį Reginą, aš buvau vienintelis rėmėjas tos jaunimo komandos ir tada turėjo ant maikių dar tokį užrašą Orem, mes tada turėjom nekilnojamo turto agentūrą, Jonas tada žaidė ir aš buvau tas pirmas ir vienintelis rėmėjas tos komandos. Tai grąžino skolą Lietuvos krepšiniui, tie pinigai nuėjo į klubą, kaip ir visų kitų pinigai nuėjo. Aš manau, kad visiems čia nemalonu.
Ir man labiausiai nemalonu. Ir daugiausiai nemalonu, jeigu vertint pinigais. Nu, bet kitos situacijos nebuvo, kaip aš prieš tai bandžiau paaiškinti jums. Mielieji, džiaugiamės, kad žiūrite laidą Nematoma pusė ir taip pat labai stipriai džiaugiamės, kad šios laidos rėmėjas yra Wolfas Engelman Non-Alko Ice. Ledinis gurkšnis tau ir tavo draugui. Labai gerai. Wolfas Engelman. Visa galva aukščiau. Dar grįžtant prie klubo šiek tiek, kodėl Kurtinaitis, kodėl jūs norėjote jį sugrąžinti? Tiesiog man taip labai smalsu. Nu, jeigu pradėsim žiūrėti trenerių pasiūlą, tai jeigu imti lietuvius, tai apart Adomaičio, Kurtinaičio ir Žibėno, nu jų nėra. Kurtinaitis rinktinės treneris, tai greičiausiai yra kažkoks tai autoritetas ant rinktinės lenkščio esančiam žaidėjam. Ir kiek aš pažinau tą krepšinį iš labai arti per tuos 3 metus, tai visi treneriai turi ir privalumų, ir trūkumų. Tai galvoju, kad charizma yra svarbi. Nu, tai mes su Rimu gal 4 valandas Baku, kai aš buvau verslo kelionėje, susitikom, ilgai kalbėjom ir buvom pas federacijos prezidentą. Taip sutapo, jį pakvietė, aš verslo santykius turėjau. Ir aš iš tikrųjų, kai Vilkus treniravo, niekada su juo nekalbėjau. Aš pirmą kartą su juo pakalbėjau. Nes aš visada laikau atstumą ir su Magro aš niekada nekalbėjau. Mes 2 žinutės per sezoną susirašėm ir viskas. Per Facebooką, jis mano telefono neturi. Tai man atrodė, kad jeigu kuriant lietuvišką komandą, tai geresnio kandidato už Kurtinaitį aš nemačiau. Bet, kaip sakau, tas projektas numirė brainstormingo stadijoje, nes nėra galimybės surinkti 10 pajėgių lietuvių. Paminėjote, atsisveikindama su komanda, dabar tų visų socialinių pranešimų nepamenu, kur tai buvo pasakyta, bet I'll be back, parašėt, man atrodo, mėgstamą Schwarzeneggerio legendinę frazę. Tai tarsi ir leidžia suprasti, kad galbūt ar Vuls jau viskas yra padėtas taškas, nes aš kažkur tai jaučiu, kad dar gali sugrįžti komanda, jeigu dar pajusit kažkokį pastumėjimą iš kažkur, nebūsit vienas. Ir ką tas reiškia, I'll be back? Galbūt jūs svarstot kažkokias kitas mintis, kaip būti tame sporte? Aš nuo pat pradžių sakiau, kad aš neturiu hobio. Ir kad man reikia užpildyti tą langą smegenyse, kai tu išeini iš darbo ir važiuoji miegoti. Tai bent jau savo aš galvau, kad tai galima komerciškai padarytą verslo sporto darinį ilgainiui padaryti nenostolingą ir turėti gerą emociją. Tai noras turėti gerą emociją nedingo. Sakykime taip, aš dėjau ne įmonių pinigų, aš dėjau savo asmeninius pinigus, kurie man išmokami dividendais ir kita forma. Aš asmeniškai dėjau apie 4 milijonus kasmet ir dar milijoną sudėdavo subjektai ir žmonės susiję. Tai už 4 milijonus per metus išlaidų galima susikurti, jeigu žiūrint į Vilkus, geresnę emociją. Bet aš galvoju, kad beribis pinigų leidimas, ar ten laivų pirkimas, ar ten jachtų, ar dar kažkam, man iš principo nėra priimtinas. Aš gyvenu pakankamai kukliai. Ir pinigus žiūriu kaip į verslo įrankį. Tai nesakau, kad čia būčiau kažką geriau pasidaręs emocijos prasme, bet aš pažiūrėsiu, kaip krepšinis pasiskirstys Europoje. Yra Lenkijos rinka, yra Rumunijos rinka, yra Čekija, Slovakija. Aš šiandien nemastau lietuviškais standartais. Iš Lietuvos labai daug, visi viską supranta, visi viską mato. Labai daug talentingų žmonių. Aš galvoju, jeigu lietuvius išskaidyt po pasaulį, tai būtų
globali valstybė, kaip žydai turi daug žydų ir visur jie vieni kitus palaiko. Tai Lietuva pasižymi to, kad turi labai daug aukšto IQ žmonių, kurie net ten nukreipia energiją. Tai čia mano tokia išvada. Bet į hobį aš nežiūriu per Lietuvos prizmę. Tai I'll be back. Aš savo pastačiau tokią, kryptį galbūt, kad jeigu jau tiek čia yra įdėta pinigų ir jie yra prarasti, gauta ekspertizė ir galbūt jos nereikia visiškai numesti į šalį ir tinkamai susiklošius aplinkybėm, aš netmetu galimybės, kad aš vienokią ar kitokią formą grįšiu į krepšinį. Ir nebūtinai Lietuvoje. Bet patikslinkit, jūs Dubajui, Suomijoje berods irgi turit klubus, ar ten nėra tų klubų? Mes Dubajui turime leidimą įsteigti komandą vietiniai lygoje, o Helsinki mes turėjom pasirašę preliminarią sutartį įsigyti Helsinki Seagulls su sąlyga, kad ten bus mums suteikta arena. Tai ta arena, kurią valdė rusai, nacionalizavo valstybę, kitą areną planuoja statyti, jinai bus už 5 metų ir mes nesusitarėm dėl prieigos prie arenos, bent tokiom sąlygom, kaip Rytas pas mus praeitą sezoną nuomavo, ten visiškai kitos sąlygos. Ir vyko dėrybos ir mes, ten būtų toks pat pinigų šaldinimas, įmetimas eilę metų, o po to tai ten burtai. Tu gausi prieigą prie arenos ar negausi. Kai tuo tarpu Europoje yra virš 140 arenų, kurios turi daugiau negu 10 000 vietų ir daugiau negu pusė jos priklauso ar dalinai priklauso savivaldybėm ir valstybėm. Kitaip tariant, tu gali gauti prieigą prie to arenų. Londonas beje turi problemą su arenu. Yra O2 arena, kuri 130 milijonų svarų per metus uždirba ir ten vienas turbūt rungtynės €1 milijonas kainuoja. Daug krūvos stadionų yra ir toliau yra tik tai Cooper Box arena, kur žaidžia London Lions ir jie tokią pačią problemą beje tenai irgi turi. Reikia statyti areną, nes O2 yra per brangi. Tai va. Aš atsimenu, jūs minėjote, kad apskritai visada žiūrit taip globaliai ir sakėt, būtinai Londone noriu turėti, bandom ir kaip suprantu, jūs bidinot dėl Lionsų, ten taip kažkaip tais pakankamai nebuvo daug informacijos viešoje erdvėje. Dubajų jūs taip pat norėjot ir Dubajus dabar turės komandą Eurolygoje. Lionsai irgi yra įsigyti kitų žmonių. Nejaučiat apmaudo, kad jūs norėjot, jūs bidinot, turi kiti? Ne, pradėkim nuo to, kad reiškia, idėjos buvo teisingos ir mes apie jas anksčiau paskelbėm, bet aš vėl suvesiu racionalumą. Tai London Lion komanda pardavinėjo bankroto administratorius, ten tokia buvo aviacinė grupė beje valdėje, vadinasi 777 Partners, jam priklausė ir 45% British Basketball League kartu sudėjus. Ir jie norėjo gauti ten 6 milijonus svarų už licenciją, mes bidinom 800 000. Tai aš nežinau, kiek Tomas Okmanas sumokėjo už tą licenciją, bet tikrai daugiau negu 800 000. Ir ta komanda, jinai dabar, manau, kad jeigu jie žais Eurocup'e, tai jiem kainuos kokius 6 milijonus eurų per metus pinigų be gražos. Tai mokėti 6 milijonus svarų, dar mokėti po 5-6 milijonus kasmet, tai nebuvo racionalu, nes, sakau, yra gepas arenos, nėra arenos. Ir galima ten gerokai turbūt lengviau negu Vilniuje į Wolves varžybą susikvies fanus, daug yra lietuvių, lenkų, filipiniečių, turės daryti tą patį, yra tas grupė žmonių, kad pristrauk. Beje, Dubajaus komanda yra filipinietės šiaip tai. Kiek juokiasi, kai mes paėmėm pirmą filipinietį į Europą, tai Dubajaus komanda yra filipinietis, o visuose Jungtinių Arabų Emiratuose, ne Dubajo, Jungtinių Arabų Emiratuose gyvena 700 000 filipiniečių. Ir kai aš buvau varžybose su Partizan, tai ten buvo pusė arenos filipiniečių. O tas filipinietis neišėjo į aikštę. Tai čia dabar šokinėjau, bet tos idėjos jos yra logiškos ir ne aš vienas čia gudrus ir protingas. Ta prasme, smart ir žmonės, kurie kūrė, jie prieis prie tų pačių idėjų. Ir prie to pačio miesto, ir prie to pačio pateikimo ir taip toliau. Tai Dubajaus komanda yra remiama vadovų Dubajaus. Tai yra vienas iš projektų, kaip Dubajų toliau
pažymėti globaliam žemėlapyje, yra verslininkas Alnabuda, aš jį neblogai pažįstu. Jis yra čia viena seniausių šeimų, stačiusi daug Dubajaus objektų. Jis neseniai paveldėjo tėvo turtą, neseniai prieš metus maždaug. Ir ten yra tikslas kartu su miestu, tai aš neturiu tokių ryšių, kaip jisai turi, būdamas vietinis. Tai natūraliai, kad atsiradus tai komandai, mums vietiniai lygui kurt komandą turbūt kol kas nėra logiška, nes vietinė lyga yra silpna, o jie gavo leidimą nežaidžiant vietiniai lygoj, kaip Dubajaus Jungtinių Arabų Emiratų komanda, žaisti tarptautiniam turnyre, tam pritarė ir Eurolyga, nes, sakykime, jeigu neduotų pritarimą vietinė federacija, neduotų Eurolyga, jie negalėtų žaisti kitoj lygoj, nežaisdami vietiniam čempionate. Šiandien tokios taisyklės yra. Tai tas irgi kelias buvo uždarytas. Aš džiugu, kad mes pasikeitėm idėjom ir tikrai gal keletą kartų buvom susitikę, labai giliai kalbėjom apie krepšinį. Man buvo netiesiogiai pasiūlyta, kad gal nori prisijungti prie Dubajaus komandos, bet aš nemačiau savęs mažu arba tas, kuris gali tik žiūrėti, o neįtakoti sprendimus. Tai tas klausimas buvo atidėtas, bet dar labai svarbus veiksmas įvyko. Seniau galvoju, kad NBA niekada nesivels į konkurencinį karą ar kovą. NBA nori viskas, kad gražiai būtų ir taip toliau. Bet jie matydami, kokią didelę reikšmę lemia europiečių krepšinio sporto mokykla ir žaidėjų pasiūla į NBA, jie tikrai nenori, ir plus populiarumas krepšinio, jie nenori paleisti šito. Ir šiandien vyksta ilgalaikė kova, kaip viskas bus. NBA stand alone viena, NBA su FIBA, NBA su Eurolyga, ar dar kažkaip. Ir ten nuo 12, 16 iki 54 komandų toks platus diapazonas. Ir kadangi šitas procesas vyksta, reikia suprasti, kaip jis įvyks. Ir kai matysim kontrus, nes tie kontrai leis suprasti, kad po kažkokio tai laiko Europos krepšinio komandos galėdinos taps pelningos. Nes NBA gauna 6,9 milijardo per metus dolerių už media teises, Eurolyga gauna šiek tiek virš 50. Tai yra ten 100 kartų daugiau. Ir aš manau, kad ką NBA gali duoti, NBA tikrai gali susitarti su savo esamų media teisių pirkėjais, kad jie nupirktų, kažkiek primokėtų, nežinau, $500 už Europos krepšinį ir pardavinėtų paketu, nes čia yra didelis žaidėjas. Nes kodėl tos media teisės labai stipriai užbrango, nes tech įmonės, Amazonas, Apple'as pradėjo žengti ten, nes jie nori valdyti kontentą, ir iš principo eliminuoti kabelinės televizijas iš visos tos grandinės, nes jie nori nebebūti tik tai platformos, jie nori tapti ir kontento kūrėjais ir pardavėjais savo platformos. Tai čia dar viena to revoliucijos dalies sudedamoji. Tai va dėl to per šituos 3 metus, kai Wolves susikūrėm, labai dinamiškai pradėjo keistis į visas pusės ir automatiškai miestai, kuriuos aš indikavau, ir Dubajus, ir Londonas, jie yra tam radarė, tai jų neišvengsi. Tai dar viena šalis, kuri tikrai turi būti tam radarė, tai aišku Lenkija, su 40 milijonų gyventojų. Suprantu, kad ir iš jūsų supratau, kad sunku galbūt prognozuoti, bet vis dėlto mes nežinom, kaip bus, bet kokią ateitį Europos krepšinio prognozuojate. Europoje nemažai žmonių, kurie pyksta, kad Dubajaus komanda yra, kiti abejoja, kad NBA ateis. Na, FIBA, Eurolyga, bet tarsi dabar paskutiniai tokie ženklai. Aš neseniai kalbėjau su Mindaugu Balčiūnu, kuris daugiau ten tuose vandenyse yra įsitraukęs, tai jis net neabejoja, kad Eurolyga bus priversta pasiduoti kažkaip tai į NBA įtaką, jeigu nori išlikti viršūnėje. O kokia jūsų prognozė, nežinant, kaip gausis? Kol kas yra manų košė. Eurolygoje yra 13 klubų savininkų, tame tarpe Maskvos CSKA. Jie turi savo nuomonę. FIBA su Eurolyga neturi komercinio susitarimo, nes Eurolyga buvo sukurta prieš FIBA valią. Na, jeigu imtumėm futbolo analogą, Čempionų lyga yra priklauso UEFA ir tai yra vieningas darinys.
Tai čia yra užprogramuotas konfliktas. Aišku, FIBA nori gauti pinigų krepšinio populiarinimui ir tai yra normalu. Aš suprantu, NBA tą daro už Jungtinių Amerikos valstybių federaciją ir jie kartu korporacijai dirba, bet Eurolyga negali užsiimti krepšinio populiarinimu šalyse, kur jo nėra, nes jie neturi tam resursų. Tai čia yra piniginis klausimas. FIBA nori dalyvauti krepšinio vystymėsi ir su Eurolyga nieko negali padaryti istoriškai. Tie langai atsirado, čia yra priešprieša verslo darinio sukurto prieš federaciją. O NBA nori turėti uždėję ranką ant Europos krepšinio mokyklų talentų, nes reikia amerikonam ir kitų žaidėjų. Ir kaip tai įsispręs? Kartais pakankamai neblogai nuspėju, bet šiuo atveju aš neįsivaizduoju. Nes jeigu darim pačią Eurolygą, ten yra 13 klubų. Yra Madrido Realas, kuris galvoja, kad jis yra Madrido Realas. Yra serbų klubai, kurie nori būti akcininkais, A licenzijos dalyviais. Yra, sakykime, turintys licenzijas klubai, kurie sąlyginai mažą užima rinkos dalį, tai jeigu čia žiūrėt per transliacijos pusę, tai klubas turi padengti kuo daugiau gyventojų, nes ten bus potencialiai kuo daugiau žiūrovų. Pavyzdžiui, Monakas ten turi kiek? 3-5 tūkstančius, ne? Tai iš 500 Europos gyventojų. Ir tai jeigu vadybinė prasme, jeigu žiūrėt NBA akimis, tai jis turėtų keltis į kitą miestą. Nes jis iškraipo bendrą padengimo teritoriją. Pavyzdžiui, jeigu įsijungti žaidimą NBA 2K, ten iš karto išmeta. Kiek toj valstybėje gyvena gyventojų, kiek kabelinės televizijos ten žiūrovų. Skaičius ten. Ir ten nuo to pradeda. Net kai nori ten sukurti komandą ir taip toliau, aš keletą kartų su vaikais savo žaidžiau. Tai čia tas elementas yra. Tada, aš nežinau, kaip bus. Tik tai žinau vieną dalyką, kad didelės rinkos, kuriuose šiandien nėra Eurolygos lygio komandų, pasikartosiu, Rumunija, Lenkija, Čekija, Olandija. Olandija 18 milijonų, Čekija 11, Rumunija 20, Lenkija 40. Tai yra 100 milijonų žmonių, jie neturi komandos stiprios, kuri gali pretenduoti. Ir tai bent jau vadybiškai NBA akimis rinkos padengimas tos komandos, to šalis turėtų turėti komandas. Galų gale Eurolyga, jeigu galvotų lygiai tas pats. Tik Eurolyga negali įtakoti, kad tose šalise atsirastų komandos, nes ten turi toks pats kaip aš avantūristas atsirasti, kuris užsidės rožinius akinius ir sakys, uždirbsim iš krepšinio ir kurt klubą ir investuoti, jeigu Eurolyga reikia turbūt 25-30 milijonų. Tai tose šalise tokių žmonių neatsirado dar. Dubajuje atsirado. Tai va tiek, 15 milijonų, man atrodo, biudžetą planuoja kitais metais. Gediminai, jau visai artėjom prie pabaigos, bet nenoriu, kad pamirščiau, tai dabar nuo mūsų laidos rėmėjo nustebsite jums dovanų už jūsų skirtą laiką, tai yra Norsan Omega 3, 100 eurų vertės žuvų taukai ir įvairiausi papildai, kad tik tai būtumėt sveikas, kupinas idėjų, tai dovanos jums. Norsan Omega 3 aliejams gaminti naudojama tik tvariai saugotos laukinės žuvis, visose žuvų taukų produktuose naudojama tik natūralios žaliavos, nenaudojama jokių koncentratų. Todėl produktai yra malonaus skonio ir kvapo, malonu juos vartoti. Norsan produktuose yra didelis kiekis EPR ir DHR, kuris reikalingas ir sportininkams. Būkite sveiki su Norsan Omega 3. Nežinau, kaip perduosim, bet perduosim. Ir pabaigai tiesiog man visada dar knietėjo, kodėl ne futbolas? Riteriai dabar parduodami, aš ten šiek tiek bendrauju paviršutiniškai labai su futbolo žmonėmis. Sakau, gal kažkoks turtingas žmogus investuoja, jūs ten galite uždirbti tų pinigų yra, bet ne, futbole nėra meilės, nėra jausmo ir nenorit imtis to, nors atrodytų ant prekystalio guli produktas. Čia turbūt dvi sudėdamosios. Aš nesuprantu futbolo kaip futbolo. Man jis gražu žiūrėti, aš buvęs daug
reikšmingų varžybų, geras renginys, bet futbolas jau yra antiek išsuktas viso Europoje. Nu, vien media teisės, kurias gauna Čempionų lyga, yra apie 4 milijardus dolerių. Premier lyga, man atrodo, 2 milijardus gauna. Tai Lietuvos ir kitų mažesnių rinkų futbolas iš principo atsikanda kasnį nuo tų media teisių ir už kiekvienas ten varžybas tarptautiniam turnyrė jam duoda išmokas ir jeigu ten 3, 4, 5 varžybas sužaidži, tu gali ten ir tą savo biudžetą 4-5 milijonus susirinkti. Bet tas klubas nebus kokios kitos didelės lygos dalis. Jis ir bus tas klubas, nu, tai sakykime, krepšinė yra priešinga. Ar klubas Lenkijoje, ar klubas Rumunijoje, ar klubas Lietuvoje. Gali būti tos visos revoliucijos pasiekoje didelės naujos ar atsinaujinančios lygos žaidėjas. Ir tame tarpe jau gyvuoti ne tik iš tų išmokų, kurias nukerpa ir atiduoda Čempionų lyga, šioje vietoje būti epicentre. Ir aišku, vis tiek krepšinis lietuvio kraujyje. Krepšinis, aš pats krepšinis sportavau 7 metus, tai turbūt čia ir paliko tą pėdsaką. Nebūčiau sportavęs futbolą, gal kažką kitką daryčiau. Šitos 3 metus, kai su Vulsais darėm. Pasirodė informacijos, kad lyg ir buvo svarstomas arenos pardavimas ir galbūt Rytas domėjosi tuo pirkimu. Kokia situacija yra su TwinsBet arena? TwinsBet arena kaip verslas visada buvo atskirtas. Jis turi savo įskaitą, tik aišku, arena uždirbtą pelną skirdavo Vulfsam tame tarpe, neišmokėdavo akcininkam Vulfsam. Tai jinai yra, šiandien arena pagal visus inžinierinius sprendimus vizualiai nesimato, bet jinai yra nauja. Mes viską pakeitėm nuo šildymo, vėdinimo, elektros, silpnų srovių ir taip toliau į naujus sprendinius sekančiam 20 metų. Tokią areną, jeigu reikėtų statyti be žemės sklypo, kainuotų daugiau 43-4 milijonų eurų. Tai mes turime kaip investicinį dabar daiktą. Pažiūrėsim, ką daryti toliau. Tuo metu, kai išėjo pareiškimai, tai buvo paklausimas ir pasiūlymas, ar už tokią kainą parduosim. Mano atsakymas buvo tuo metu, kad mes neparduodam už tokią kainą. O šiaip bendras versliškas mąstymas, jeigu ateina kažkas nori nupirkti, pavyzdžiui, mūsų Aviasolution Group būstinę ir sumokės gerą kainą, tai mes parduosim ir kitą pasistatysim. Tai ar džiugina Kauno Žalgirio toks augimas? Kalbama, kad 20 milijonų turės biudžetą ateinantį sezoną, įspūdingai, sold out, tai visiškai. Ta prasme, dar ir tame fone turbūt kitiem klubam Lietuvoje yra labai sudėtinga iškilti. Žinot, žiūrint paskutinius žaidėjų pasirašymus, Misičius, serbas, kiek jam dabar davė? 12 milijonų už 3 metus. Taip, ten kalbama, kad 4-5 milijonai į sezoną, jo. Tai jeigu 2-3 žaidėjai kainuoja po 3-4 milijonus, tai jau 10 su mokesčiais, Tai kartelė kyla, klubai Eurolygoje vienaip ar kitaip susirenka tos pinigus, ar per futbolą, ar per valstybės, ar per paramas. 2 Graikijos klubam atidavė valstybinės arenas koncesijom 50 metų. Tai čia, sakai, valstybinį turtą jie pasiėmė. Tai auga biudžetai. Tai Žalgiris iš tikrųjų turi gerą produktą. Kaip nesakykim, tai yra visų lietuvių komanda, ne tik Lietuvoje, bet ir visam pasaulyje. Tikrai gerai, kryptingai dirba. Mane džiugina, kad kai kurios procesai biškai Vulfsų pakopijuoja apie tos parketinius fanus pirmoje eilėje, tai pradėkim nuo to. Bet ne apie tai, aišku. Tai aš suprantu, kad Žalgiris, turėdamas savivaldybės areną savo valdyme, turėjo baseiną lyg tai paėmė, turi paramą iš savivaldybės, jie net viršpelnį padaro, tą, ką išleidžia ir tą, ką sumoka. Tai nežinau, kas įeina į tos 20 milijonų biudžetą, bet čia yra klausimas, kiek žaidėjams sumokės. Tai jeigu žaidėjų biudžetas būtų, manau, šiandien Eurolygai žaidėjų biudžetas be
15-17 milijonų eurų žaidėjam praktiškai neįmanoma į playoffus papulti. Tai vat, neturiu duomenų, kas įeina į tos 200 milijonų. Kiek lažybų įstatymas prisidėjo prie to, kad baigėsi Vulsų gyvavimas, nes vis dėlto tai aš, kaip suprantu, ir ant marškinėlių buvo generalinis rėmėjas ir tas įstatymas, vėlgi prisimenu neseniai vykusi pokalbį su Mindaugu Balčiūnu mūsų šioje pat laidoje, tai jisai sakė, kad kokie 8 milijonai eurų per metus išeina iš lietuviško sporto. Tai milžiniški man atrodytų pinigai, nes kuom tai kompensuoti aš neįsivaizduoju. Na žinot, pavyzdžiui, Amerikoje gambling arba azartinių lošimų verslas galiojo tik tai 2 valstijose. Berods Atlantoje ir Las Vegase. Ne? Tai sporto organizacijos įrodė ir pralobiavo, kad sporto klubai gali daryti partnerystę su bettingo ir gamblingo bendrovėm, tai pagrindai eina kalba apie microbettingą, nedidelius statymus. Ir 26 valstijose tas buvo implementuota. Ir įdomi detalė, 20% pelno eina lažybų bendrovėm, 80% eina sporto klubam. Kitaip tariant, loterijos kitas pavyzdys, ne? Visose valstybėse loterijos yra olimpinių komitetų netiesioginis pajamų šaltinis. Ir Lietuvoje beje. Tai kai yra daromas, leidžiamas verslas, kuris turi, sakykime, ne visiškai gerų karmos taškų, žmonės išleidžia, tikisi, pralošia, tas pats loterija perka bilietą realiai, pralošia, dažniausiai tai yra mažiau turtingesnė visuomenės dalis, nes tikisi laimės paukštę pagauti. Tai nukreipiama į tas dalis, menas, kultūra, sportas ir tokia bendra pasaulinė praktika. Aš jau dabar sakau, ne į naudą Twinsbetui, bet šiaip tai tas uždraudimas, tai pirma, sportas turėtų gauti pinigų iš lošimo bendrovių pelno. Mano žinutė tokia yra. Ir tada savivaldybėm nereikėtų finansuoti didžiąją dalimi. O antras dalykas, visiškas uždraudimas, tai manau bus smūgis tiek jum, visiems, kurie vedate podcastus ir praktiškai visur rėmėjai yra bettingo bendrovės, tiek sporto klubam. Mūsų atveju Twinsbet prekės ženklas ir partnerystė su Nese, jinai tęsis. Aš manau, kad jie turės rinkos dalį tokią, kokį turės. Mes tikėjomės, kad ten 3 metais skirs apie 2,5 milijono eurų, kas yra prie Lietuvos 100 milijonų eurų pelno per visas lažybų ir kazino bendrovės 2,5%. Tai dabar turbūt to neįvyks, nes yra naujam produktui sunku gauti vietą pasaulės ir sukonkuruoti su daugiau žinomais prekės ženklais. Užkabino jūsų ir daug kas žiniasklaidai pasigavo norą būti ir NBA komandos dalimi, kažkaip vienaip ar kitaip prisidėti. Lakerius turbūt, aišku, girdėjot, už kiek pardavė. Ar ta svajonė dar gyva, ar tai yra jūsų siekis, nes aš kiek pamenu, galbūt net ir čia Europoje buvo kuriami jūsų žingsniai long run'e turėti stipriausiai pasaulio krepšinio lygoje savo kažkokią dalį ir ar ta svajonė dar yra, ar pasikeitė jau planai? Tada, kai aš tą frazę pasakiau, parsidavinėjo 3 klubai ir kontrolinis paketas New Orleans Pelicans kainavo $700 milijonų. Suprasti, kai tu perki tokį klubą, tai tu finansavimą gali gauti apie 60%. Tai vat, kiek čia? $200 milijonų. Tai aš tuo metu buvau pajėgus tokią sumą skirti, bet ten buvo pirmas barjeras. Parodė, ką tu darai krepšinį, rinka labai yra uždara, ten praktiškai ne amerikiečiai, tai beveik nėra gavę teisių be kelių, be Prochorovo ir Jack Ma,
Alibaba įkūrėjo, ten jo pavaduotojas nusipirko vėliau iš Jack Ma, ten nėra užsieniečių savininkų. Tai aš ne šiaip sau pasakiau tada tą frazę, aš turėjau diskusijas, bet labai greitai buvo pasakyta, kad bus sunku gauti compliance. Ir šiaip tai Wolfsų įkūrimo viena iš sudedamųjų buvo, kad aš turiu parodyti patirtį ir buvimą krepšinio sektoriuje. Bet kas įvyko? NBA iki 24 metų lapkričio per metus gaudavo $2,6 milijardo iš media teisių. Aš prognozavau, kad bus 8 milijardai naujas dylas. Netoli buvau, jis 11 metų 7,4 milijardai, kas yra 6,9 milijardo per metus. Kodėl aš vis miniu media teisės? Kas vyksta su tais pinigais? NBA lyga lygiom dalim padalina visom komandom tos pinigus. Tai iki 24 lapkričio kiekviena komanda gaudavo apie $90 milijonų. Beje, algų kepurė yra pririšta prie media pajamų. Algų kepurė berods, jeigu aš neklystu, tuo metu buvo $138 milijonai. Ir maksimalus žaidėjo kontraktas ten biški žemiau pusę siekia. Tai pasirašius 6-9 klubas gauna po 2,30. Dabar iki 29 metų galioja sustarimas tarp NBA ir žaidėjų profsąjungos, kad jiem nekris 10% algos ir nekils daugiau 10% algų. Kitaip tariant, algų kepurė nuo 29 metų staigiai šoks į viršų, nes 2,30 turbūt bus 400 kokį milijoną. Ir maksimalus kontraktas gali būti per vieną žaidėją netoli 200. Dabar šiam 8, man atrodo, su visom eskalacijom. Tai kas dabar vyksta, tai po 10 milijardų prasidinėja klubai, tai jie pabrango 4 kartus, dėl to, kad 4 kartus padidėjo media teisės, media pajamos. Ir dabar tie savininkai, kurie nenori laukti sekančių 10 metų, kai bus kitas kontraktas, jie išsikešina. Jie žino, kad sekančius 10 metų NBA komandos nekils. Tai dabar turbūt tas pats New Orleans Pelicans, jis turėtų kainuoti turbūt kokius 4 milijardus. Paskutinis klausimas, Gediminai, nors šiaip būtų galima apie sportą šnekėti tikrai kokias 5 valandas mažiausiai, bet ir taip jūsų valanda jau mūsų atimta. Jeigu yra koks verslininkas kitas, kuris tai norėtų daryti ir klausimas tiesiogiai jums, jeigu dabar pradėtumėt kurti tą patį, ką sukūrėte su Wolves komanda, kokių dalykų nekartotumėt? Kokios pamatinės pamokos išmoktos iš viso to, kad tiesiog jūs turėjot gryną patirtį ir galbūt tai būtų pamoka kitiem? Gale dienos aš asmeniškai turėjau neblogą laiką. Aš suvienijau daug jaunų verslininkų aplink klubą. Mes padarėm tokį kaip Rotary klubą. Buvo apie ką pakalbėti, socializuojantis Dubajuje. Visi lietuviai tokie jau žinomesni pas mane namie žiūrėdavo krepšinį ir mes turėjom gerą laiką. Tai aš niekada nežiūriu ir nesigailiu prarastų pinigų ir nežiūriu atgal, kas būtų, jeigu būtų. Aš galvoju, puslapis užverstas, buvo gerų emocijų, buvo blogų. Kai bloga emocija nulėmė, kad jau viskas, tai ir įvyko viskas. Ir turbūt alternatyva buvo nedaryti. O šiaip tai, nemanau, esminių klaidų be sportinių rezultatų aš nematau. Gediminai, ačiū Jums labai už skirtą laiką ir linkime kuo didžiausios sveikatos, sėkmės versluose ir, išpildyti tą savo frazę I'll be back. Ačiū Jums. Geros dienos. Iki. Wolfas Engelman. Visa galva aukščiau.